santykis to neigiamo požiūrio dažniausiai jisai pagal mūsų supratimą jisai kyla iš to, kad mes kaip gyvos būtybės esam amžinos, jos yra sielos ir jos yra amžinos, laimingos ir viską suvokiančios. Ir jeigu mes neturim to supratimo, mes save pastatom į rėmus, kaip sakė Visarijonas, apribojam save ir pasidarom laikinos, neišmanime ir nelaimingos. Toks požiūris yra mums nenatūralus. Nenatūraliai srity žmogus jaučiasi nenatūraliai ir tai pasireiškia baimė neužtikrintumu. Ir tai, kas netelpa, kaip sakė, jo rėmus, jam sukelia baimę. Jam kažkas atrodo keisto ir kėsinasi kaip ir jį. Nors jis kaip ir yra neapribotas, bet pats save apribojęs, jisai tampa visiškai priešingai savo prigimčiai ir jam tai, kas yra nesuvokiama, tampa neigimo ir izoliavimo. Tai dasiveda netgi iki sunaikinimo. Elementarių dalykų nežinau, reikia geriau, kad to nebūtų. Ir tas siaurumas ir veda prie to neišmanimo. Ir tai surišta ne tik su religija, tai surišta bet kokioj gyvybiškai gyvenime situacijai. Jeigu pas jūs atsikels kaimynas ir jisai elgsis kažkaip keistai, jūs irgi jį žiūrėsit kreivai ir norėsit izoliuoti. Bet jeigu jūs su juo pabendrausit, nors žmogus, užtenka žmogui praeinant pro šalį su jumis pasisveikinti, jau jūs iš karto busit ramesni, nes jūs gavot kažkokį kontaktą. Ir va tas nežinojimas, tas bendravimo trūkumas, kas šiai dienai visuomeniai mūsų yra labai didelė problema. Mes gyvenam dideliame mieste, tiek daug žmonių, vienas sėdės šalia kito, kiek mes bendraujam tarpusavy, kiek mes turim to santykio. Žmonės gyvendavo miškuose, ten vienkiemiuose, kilometrai vienas nuo kito, bet jie žymiai daugiau bendraudavo vienas su kitu. Toks yra paradoksas. Mes gyvenam Lietuvoje, kur lietus lyja, bet neturim vandens, įperkam parduotuvėj. Tokia realija. Ir va tai gimdo tas mūsų ribotumas, šitą nepasitikėjimą vienas kitais. Tokia pagrindinė problema. Aš šiek tiek kitaip žiūriu šitą dalyką. Į žmoniją žiūriu kaip į organizmą. Visa žmonija yra organizmas susidedantis iš ląstelių, kurie yra žmonės. Ir dabar, kaip vyksta vystymasis žmonijos. Tarkim, turim visą organizmą, kažkokia tai idėja kyla vis tiek pas vieną žmogų, paskui jisai papasakoja kažkam daugiau, paskui priima masės tą dalyką ir galiausiai lieka tokie, kurių priėmimo naujų idėjų mechanizmas vyksta lėčiau ir jie jau patys paskutiniai priėma. Ir visur taip galima stebėti tokį vyksmą. Dabar kas būtų, jeigu kažkam tai kyla bloga idėja kažkokia tai. Kyla bloga idėja ir jeigu visi iš karto po truputį perima visą žmoniją tą idėją ir nueina visi kartu laimingai į kokį nors susinaikinimą. Tai dabar tas žmonija kaip organizmas, jinai turi tokį savisaugos mechanizmą. Jeigu kažkam kyla idėja, žmonija iš karto nežino, gera ta idėja ar bloga idėja. Todėl vyksta toksai inkubacinis periodas, patikrinimą tą idėją. Viena grupelė nueina tokiu keliu, kita tokiu, trečia tokiu. Ir jos tikrinamos, duodamas jums laikas. Ir visuomenė ir turi priešintis iš tikrųjų, nes jinai nežino, kokia tai yra idėja, ar gera, ar bloga. Ir jinai priešinasi, jinai žiūri. Ir jeigu išgyvens
kažkokia tai vat kilus idėja. Tada persiims didesnė žmonių grupė, dar didesnė ir kažkada tai visa žmonė, galima sakyti, po truputį va taip įsivystys į kažkokį tai naują savo būdą. Tai žiūriu į tą pasipriešinimą kaip į natūralų mechanizmą žmonėje, kuris reikalingas jai vystytis. Nes ir gamtoje taip vyksta visose gyvos organizmuose, vyksta kažkokios mutacijos. Ir tada tasai organizmas, jisai arba prisitaiko, arba žūna. Su žmonėje yra lygiai tas pats. Tai yra savisaugos mechanizmas, kuris patikrina idėjas. Kodėl nereikia bijoti, kad kažkas tai prieštarauja. Tai taip ir turi būti. Na, kad jau pradėjom kalbėti metaforomis organizmo ar aklo ir reginčio, tai čia parabolė buvo prie aklo ir reginčio ar organizmo metafora, tai galima pratesti štai šitą dalyką, kad dar ir vystosi vieni ar kiti dalykai ir tada sako ne tik, kad patikrinam, bet kažkas pasensta arba jau nebetinka, todėl kad pasikeitė pasaulis. Ir yra toks labai svarbus dalykas kaip atmetimas, ne dėl to, kad kažkas yra neteisinga, bet todėl, kad mums nefunkcionalu, mes dėl to negalime modernizuotis, mes dėl to negalime keistis, mūsų aplinkybės pasikeitė ir dėl to mes to jau paties nebegalime priimti. Ir todėl Europa besivystydama išplėtojo tokį nihilizmo principą. Nihilizmas nereiškia savaime blogio. Nihilizmas yra nuostata, kuri užtikrina individų laisvę ir jų galimybę pasirinkti, iš anksto vertinti ką nors ir kuo nors nepasitikėti. Žinoma, kad nihilizmas kartais priveda prie tokių pat blogų dalykų, kaip ir besaikis pasitikėjimas vienu kitu. Tai yra, pasitikėjimas nėra jokia gėrio kategorija, lygiai kaip nėra ir nihilizmas vien tik blogio kategorija. Vienybė tiek pražudo, kaip ir skirtingumas. Šitie žodžiai tik žymi reiškinius, bet nesako, ar tai yra gėris, ar tai yra blogis. Ir dabar visuomenė atmeta vienus ar kitus dalykus dėl skirtingų priežasčių. Viena vertus būna todėl, kad žmonės iš tiesų ideologiškai, pritarsiu, akli ir nenori nieko nei matyti, nei girdėti, yra įtūžę, pirmiau nei užgirdo ką nors kitą ir įvairovę atmeta. Tokie įtūžę žmonės, žinoma, griauna komunitarizmą ir palaiko vienmačių žmonių visuomenę. Tačiau atmeta ir dėl kitų priežasčių, dėl to, kad nori patikrinti, kaip jau buvo minėta, tai yra verifikuoja, falsifikuoja, tai yra daugybė metodų mokslinių gali naudoti tam, kad įsitikintų, kad čia dedasi. Ir yra dar trečias dalykas, jie nori būti laisvi ir sukurti ką nors visai naujo. Ir atmeta ne todėl, kad yra kažkas neteisinga, o atmeta todėl, kad nebeįdomu. Todėl, kad nori būti, kad visai kitaip būtų. Todėl, kad nori kažkur tai prasiveržti. Ir šitas proveržio noras, naujumo ir kūrybingumo siekis yra nemažiau svarbus nei organiškumo. Sukurti absoliučiai naują paveikslą yra nemažiau svarbu ir kartais svarbu, kaip ir palaikyti gyvą organizmą. Todėl nėra jokių atvejų, jokių vieningų sprendimų ir modelių. Nėra visrakčio. Dėkui visiems mūsų svečiam. Dabar galbūt paskutinį žodį, kažką apibendrint ar savo įspūdžių. Быть честным перед собой. Būkime sąžiningi prieš patį savo. Хорошо бы учиться не обманывать самих себя. Būtų gerai mokytis, neapgaudinėti save. Внимательно, чтобы человек умел прислушиваться к самому себе. Kad žmogus sugebėtų įdėmiai savęs klausytis. Где его сердце, его совесть всегда подскажут правильный ход. Jo širdis, jo sąžinė visą laiką pasakys teisingą kryptį. Ну и все.
все то, что я уже uspел сказать. Sopрикасаясь с новым, всегда будьте внимательны. Na viską, ką aš jau suspėjau pasakyti, susidurdami su naujas laik, būkite atidūs. Ведь вы можете встретить и то, что действительно вам нужно, Juk jūs galite rasti tai, ko jums iš tikrųjų reikia, что не всегда сразу можно увидеть. ko ne iš karto pamatysi. Этого много на земле разного. Todėl žemėje yra daug įvairovės. Но если это являет человек, значит, это имеет место быть. Bet jeigu tai sukuria žmogus, vadinasi, tai turi teisę gyvuoti. И пусть каждый найдет то, что ему наиболее подходит. Ir tegu kiekvienas randa tai, kas jam labiausiai tinka. Главное, живите и идите вперед. Svarbiausia, gyvenkite ir eikite, ženkite į priekį. Не будьте стоящими, которые стоят и только критикуют жизнь. Nebūkite stovintis ir kritikuojantis gyvenimą. Такое дружеское пожелание ко всем нам. Никогда ни на кого не обижаться ни при каких обстоятельствах. Toks draugiškas visiems palinkėjimas. Neįsižeisti nieko niekados, bet kokiamis sąlygomis. И еще немножко по-другому. Научиться ни о ком не подумать плохо, что бы к тебе не приходило от этого человека, какая бы информация или какие-то эмоции. Ir dar iš kitos pusės niekados blogai nepagalvoti apie žmogų, nežiūrint to, kokia informacija, kokie veiksmai eina iš to žmogaus. Jeigu mes pasižiūrėsim į šitą visą mūsų susirinkimą, tai pamatysim, kad vieni kitus tik tai papildė mane, o ne prieštaravo. Netgi prieštaravimai vienas kitą pildė. Ir tai leido mums pamatyti žymiai platesnį vaizdą. Gyvenimas duotas pažinimui. Ir naudokite šitą galimybę. Ieškokite to, kaip sakė, savęs, ieškokite, kol yra tokia galimybė. Nestovėkite kaip vanduo, kuris stovintis sako vandoje sugenda. Gyvenkite ir ieškodami, bet kokiu atveju jūs tikrai nepralošite. Aš tai tik tai norėčiau įtraukti klausytojus pakalbėti. Kad būtų toks akademinis ryšys, ne akademinis, bet bendras tai. Nelaukimės, kol dar turim laiką. Paprastai, kai kalbama apie toleranciją, klausima juk kalbėti apie komunitarizmą, apie alternatyvų įvairovę. Vadinasi, kalbėti ir apie toleranciją, kur jos ribos. Ir aš šiuo atveju sutinku štai su kuo, ką ir Suvienytų nacijų organizacija kalba. Netolerancija netolerancijai. Tai reiškia, pirmas principas - netolerancija jau buvo, ką truputį apie tai užsiminta. Tai tie, kas neigia štai šitą galimą įvairovę ir jų kaitą, jos pripažinti. Tai tokiam neigimui neigimas turi būti taikytas. Negalima neigti įvairovės, nes antraip įvairovė sužlunga. Kitas dalykas yra tai, kad šioje įvairovėje atsiranda kartais tai, kas gali pažeisti kažkurių žmonių, kurie patys negali apsiginti svarbius interesus. Ir čia vėl atsiranda tam tikras susitarimas. Yra kiek galima būti alternatyviam. Ne, ar galima būti alternatyviam? Galima būti alternatyviam, bet visada yra susitarimas apie tai, kiek smarkiai galima būti alternatyviam. Taigi, bet šiandien mes šioje diskusijoje, man atrodo, buvom pakankamai tolerantiški ir įvairoviai ir tikiuosi, bent jau šioje vietoje nieko jūsų neįžeidėm ar nepažeidėm
tų jūsų interesų, kurie negalėtų patys savęs apsiginti. Šiandien iš tikrųjų labai daug kalbama apie ekologiją. Tai galbūt būtų galima kalbėti dar apie tokį dalyką kaip apie dvasios ekologiją, nes mes labai rūpinamės, kokį vandenį geriame, ar daug yra maiste, kurį mes vartojame ir ar sveikus auga daržovės mūsų daržuose, bet iš tikrųjų nemažiau turbūt reikėtų rūpintis ir kokį dvasinį maistą mes vartojame. Be abejo, pažinti reikia viską. Kaip ir žmogus nuėjęs į supermarketą, jisai gali apsidairyti, bet gyvename visuomenėje, kurį galima rinktis ir ačiū. Ir dėl to iš tikrųjų reikėtų labai sąmoningai rinktis tai, ką mes vartojame dvasinę prasme. Ir čia prisimena iš tikrųjų žodžiai pakankamai seniai, tokio rusų filosofo Vladimiro Solovjovo knygoje 3 pokalbiai pasakyti, kad kartais geras karas yra geriau negu bloga taika. Tai čia apie toleranciją. Mūsų kaip ir planuotos diskusijos laikas baigėsi, bet jeigu dalyviai turi sveikatos ir jeigu klausytojai turi noro ir taip pat sveikatos, tai galime skirti kokią 15-20 minučių klausimams ir atsakymams. Čia jau priklauso nuo mūsų visų. Taip, bet ką, bet tiesiog realiai tą laiką išnaudojam, bet mes iš tikrųjų, jeigu yra bendras noras, mes galime tikrai dar pabūti. Kaip dalyviai? Norėčiau žodį. Aš, kaip man atrodo, gyvenu artimą Visariono gyvenimo būdui, artimą Anastasijos, kadangi gyvenu spartietišką, sveikolišką gyvenimą. Bėgioju, grūdinuosi, netgi žiemą jūroje nusimaudau, papasninkauju, vedu tokį turtingą dvasinį gyvenimą, praktikuoju maldą, dvasinį gyvenimą, keliones. Daugelį šalių apvažiavau ir budistinės šalis, ir hinduistinės, ir Indėnų, Amerikoje ir panašiai. Ir savyje kuriu dvasinį komfortą Visarionų tipo, ar tai Anastasijos tipo, ar tai Mahatmos Gandžio. Ir žodžiu, stengiuosi, kad save daryti galimai mažesnių kvailių ir nevykėlių, kad vienų kvailių ir nevykėlių pasaulyje būtų mažiau. Ir kad nebūčiau našta ir visuomenėje, ar artimiesiems, nes pavyzdys užkrečiamas. Daugelis kvailių laikų, bet, taip sakant, kampučiuose sako, kad žiūrėk, visai neblogai. Jis taip daro, o aš negaliu. Bet paskui žiūrėk, jau lyg ir bandu stengtis, sekti. Dėkui už pasidalinimą. Gal būtų irgi pasidalinimo ar klausimų, kuriam nors iš dalyvių mūsų. Naudokitės progą, susirinko įdomų žmonės ir protingi. Man įdomus reakcija, Visariono būtų į tą faktą apie tą kiekį žmonių ir apie tą pavyzdį kinus. Ta prasme, kaip jeigu modeliuojant tą situaciją, kaip visą tą idėją vystytis toliau, jeigu tas kiekis žmonių padaugėtų iki virš 10 000, 15-20. Ar yra numatytos kažkokios sritis? Ačiū. Мы говорили о призыве духовном, когда люди устремляются построить некое новое, духовно возвышенное общество. Mes kalbėjome apie dvasinį kvietimą, kai žmonės bando sukurti kažką naujo, dvasingai naujo. Китайцы прежде озабочены территорией, но не новым обществом. Kiniečiai turbūt pirmiausia yra susirūpinę dėl teritorijos, o ne nauja visuomenė. Для них важно любым путем заработать и накормить не только себя, но и родственников, которые остаются у них на их территории. Jiems svarbu
prasimaitinti save, ir ne tik save, bet ir giminaičius likusius Kinijos территории. Поэтому мы не просто зовем, едьте туда все, кто хочет. Mes ne taip paprastai kviečiam visus, kas tik norit atvažiuokit. Просто заполнить пространство людьми, это не значит найти интересное решение. Tiesiog užpildyti erdvę žmonėmis nereiškia rasti įdomų sprendimą. Но если среди китайцев появятся те, кто действительно как-то по-новому хотят мыслить и строить что-то интересное, новое, милости просим. Ir jeigu tarp kiniečių rasis tikrai tų, kurie norės kažką naujo statyti ir kurti, tai maloniai prašom. Там гораздо больше, чем 1 миллион поместится. Ten kur kas daugiau, ten daugiau nei milijonas tilps. Нам очень много, надо миллионов, чтобы стало тесно. Ten reikia labai daug milijonų, kad taptų ankšta. Там вся Европа поместится. Ten visa Europa tilps. Места для всех хватит, ну. Vietos visiems užteks. Ar daugiau dar yra klausimų? Pastebėjimų kokių nors? Ne? Gal tiesiog kam nors reikia pradėti? Taip. Jau paklausiu Anastasijos atstovų. Kas yra tiksliai Anastasija, kuo gyvenvietė skiriasi nuo elementarios kaimo gyvenvietės? O tai čia sudėtingas klausimas iš tikrųjų. Anastasija savo idėjas išdėstė 9 knygose, tai yra tiksliausia, kas galima pasakyti, tai paskaityti tas knygas. Trumpai, aišku, galim pasakyti, kad tai yra skirtumas tarp kaimo, tarp vienkiemių, kurias anksčiau turėjo lietuviai, ir tarp mūsų kuriamų sodybų. Kaip tik tai sunku įvardinti. Yra daug įvairių skirtumų. Paminėsiu vieną, tarkim. Ankstesiečiai stengiasi padaryti ne tik tai sodybą, bet ten sukurti ir meilės erdvę. Kas tai yra, dabar pabandysiu pasakyti. Meilė tai yra toksai vis dėlto jausmas, dvasinės dalykas kažkoks tai, kaip be pavadinsi, būsena ar kažkas tai, bet tai yra nematerialus dalykas. Jinai atėjus, kaip galim stebėti, įsimylė du žmonės, bet po kurio laiko kažkodėl praeina ir daugelį tam teko pajusti. Anastasijos modelyje pasakoma, kaip tą meilę, kuri kilo, galima įkūnyti į tą vietą, kur tu esi, ir taip užkonservuoti. Sodyboje. Tu pasodini augalus kažkokius tai su savo mylimu žmogumi. Ir kai ryte atsikeli, eini vėl pro tą augalą, tu visą laiką būni savo sodyboje, vaikštai. Tu prisimeni, kaip tą augalą sodinai su savo mylimu žmogum. Tau kyla geri prisiminimai, tu vėl prisimeni savo tą meilę ir jinai visą laiką va taip tęsiasi. Tai toks yra skirtumas, kad ne tik tai susikuri savo statybinę bazę, susikuri savo priklausomą materialinį gyvenimą, bet kartu susikuri ir tavo dvasinį gyvenimą sodybai. Išlieka užkonservuota pas tave meilė, kurią tu visą laiką gali naudotis ir visą laiką tęsiasi. Nes obelis ar kažkokie kiti augalai, jie yra amžini. Nu, tai skiriasi nuo kitų daiktų.
Tai toks būtų vienas skirtumas. Šiaip tai ten paminėta dar įvairių skirtumų. Kitas klausimas, man atrodo, apie kas anestezija yra. O kaip asmuo, kas yra anestezija? Bet antras buvo ir šitas atsakymas, tai dabar dar apie anestesiją. Tai dar apie anestesiją, tai anestezija gyvena taigoje, taip sako tų knygų autorius Vladimiras Megrė. Jisai sako, kad keliavo upe ir sutiko anestesiją, jinai išdėstė tą filosofiją ir jisai aprašė viską, ką jinai sakė. Ir kyla žmonėms klausimas, ar jinai iš tikrųjų egzistuoja, ar jinai iš tikrųjų neegzistuoja. Ar tik tai autoriaus sugalvojimas yra, ar jinai iš tikrųjų egzistuoja. Vieni taip mano, kad taip. Aš jos nemačiau, negaliu pasakyti. Ačiū, vieną klausimą dviem žmonėm, vieną visariom, vieną dviem. Kaip matot perspektyvą į priekį 50 metų iš visarionų pusės ir iš tamsų jūsų pusės, kaip raida bus, kokia raida dabar turėtų būti šios visuomenės, kurioje gyvenam mes. Tas pats klausimas dviem žmonėm. Vienas iš jūsų. Visarionai, o kas tas jūs? Vienas visarionai, viena... Man? Ne. Tai neaišku kas, ar Tai nevardu. ką tik Ne. Į mane žiūri žmogus. Taip, va. Taip. Taip, baldai. Taip. Neaišku, kas tas jūs. Какое будущее будет в течение 50 лет? Как будет развиваться общество в последующие 10 лет? Как это 50 лет. 50 лет. Это общество. Это общество. Здесь это просто. Это что-то конкретное, трудно ответить. Хорошо будет развиваться. Tai yra kažką konkretaus sunku pasakyti, gerai vystysis. Если вопрос более точный нужен, то тогда его конкретнее задать нужно будет. Это слишком что-то размытое. Jeigu tiksliau reikia, tai konkrečiau reikėtų užduoti, tai pernelyg Jūsų visuomenė eina viena kryptim, o šita visuomenė eina kita kryptim. Ir norisi žinoti pagal tai, kaip jūs filosofojate, matot šitos visuomenės ateitį. Ir kaip matot visarionas būtent šitos visuomenės ateitį. Ar jinai turi vietos egzistuoti aplamai? Jūsų kaip ir kalba, senasis pasaulis, senojo pasaulio ateitis po 50 metų. Aš galiu trumpai pasakyti, bus arba gerai, arba blogai. Будущее старого общества, старого мира после 50 лет. Это Да, настоящее. старый мир, да. Это вот это как бы Не ваши управленные, а Да. Мира другого. существующего Да. через 50 лет. или мира, Как он видится. да, ваше мнение. Печально видится будущее старого мира. matosi liūdna senojo pasaulio ateitis. Этот мир изжил себя. Šis pasaulis išgyvena savo. И если в духовном смысле человек не сделает правильный выбор, он просто должен погибнуть. Ir jeigu žmogus dvasiškai nepadarys teisingo pasirinkimo, jis tiesiog privalės žūti. Потому что вредоноснее человека на земле нет ни одного существа. Nes kenksmingesnės būtybės nei žmogus pasaulyje nėra. А человек еще и обрел возможность уничтожить свой род в одночасье. Tai negana to žmogus turi galimybę sunaikinti savo giminę vienu mirksniu. Он уже имеет все для этого необходимое. Jis turi viską tam reikalinga. Осталось только нажать кнопку. Ir lieka tik paspausti mygtuką. Разве можно дать такому человеку жизнь наперед расписать, чтобы еще в века благоденствия у него будет впереди? Ar galima tokiam žmogui numatyti, išpranašauti ten laimingą gyvenimą daug metų priekį? С таким жизнеустройством человек долго жить не будет уже. Su tokia gyvenimo santvarka žmogus taip ilgai negyvens.
Поэтому мы и говорим о необходимости параллельно создать то, что и должно будет определить судьбу человека. Todėl mes ir kalbame apie būtinybę paraleliai kažką sukurti naujo, kas ir nulems tolimesnį žmogaus gyvenimą. Galima, sakė, dabar pagal Anastasiją meilės erdvė yra sukurta. Pagal Vissarioną, kokia erdvė yra kūriama bendra toj bendruomenė? А это место всеобщей любви. Там тысячи людей учатся любить друг друга. Tai vieta visuotinės meilės, ten tūkstančiai žmonių mokosi mylėti vienas kitą. У них, никто не курит, никто не употребляет алкоголь. Tai Из niekas этих тысяч людей. nerūko, negeria iš tų tūkstančių žmonių. У них рождаемость 8-кратная. Pas juos gimstamumas 8 kartų didesnis. К деревьям относятся как к живым. Į medžius, medžius laiko gyvais. Поэтому они просто у себя в садике посадят любимое дерево. Он сады будет растить, любимые. Jis ne tai, kad medelį pasodins iš sodų, sodins mylimus. Для него вся окружающая природа живая. Jam visa supanti gamta yra gyva. И земля живая. Ir žemė gyva. И вот эту любовь свою он учится выразить совместно, вместе с многочисленными единомышленниками. Ir štai šitą meilę jis mokosi išreikšti kartu su tūkstantiniais minčiais. Их призвание создать новый этот мир, Jų pašaukimas sukurti tą naują pasaulį, где наконец-то реализуется заповедь любви по-настоящему. kur galiausiai iš tiesų įsipildys meilės priesakas. И это будет одна семья. Ir tai bus viena šeima, Не отдельные природные семьи сами по себе, ne atskiros gamtinės šeimos, отдельно создающие некую гармонию. atskirai kūrinčios savo harmoniją. Люди созданы друг для друга, значит, они должны одну семью создать, где множество разных отдельных природных семей составляют одну семью. Žmonės skirti vienas kitam, vadinasi, jie turi sukurti vieną didelę šeimą, kur daugybė daug gamtinių šeimų susibūrė. Но это возможно, когда они все вместе решают жизненные задачи. Ir tai mano tik tada, kai jie kartu sprendžia gyvenimus uždavinius. Не когда за них решает задачу общества, от которого они как будто бы ушли. Ne tuomet, kai tos uždavinius sprendžia visuomenė, nuo kurios jie liktai priklausomi. Потому что тогда они будут похожи на паразитов, Nes tada jie bus panašus į parazitus, которые прилепились к чему-то большому и от чего живут, но говорят о чем-то другом и ругают это большое. nes tada jie bus kaip tai kažkas mažas prilipęs prie didelio, gyvena to didelio sąskaitą ir kartu burnoja ant to didelio. Их задача максимально сделать свои жизненные усилия автономными. Jų yra užduotis maksimaliai padaryti savo gyvenimą autonomišką. Чтобы независимо, какой произойдет кризис в обществе, Kad nepriklausomai nuo bet kurios krizės visuomenėje, на них это никак не скажется. jų tai niekaip nepaveiks. Они могут его и не заметить. Jie gali to net nepastebėti. Вот это они стремятся сделать. To jie siekia ir stengiasi padaryti. Но так как их очень много, окончательно отрезать себя от такой зависимости невозможно. Bet kadangi jų yra labai daug, visiškai atkišti save nuo tokios priklausomybės neįmanoma. Но прилагать усилия к этому они должны. Tačiau stengtis privalo. Čia buvo dar vienas klausimas, gal kelis dar klausimus ir jau link pabaigos. Buvo šitas pusės. Norėjau paklausti, Lietuvoje aktualu dabar tas pedofilijos klausimą, o ten toj meilėje nėra tos pedofilijos. Vienas klausimas. Ir kaip sekso tie klausimai tarp vyro moterų, ar kaip komunizme ten visos bendros moterys iš meilės kažkokie idėjai. O pagal pranašystę, vakar video žiūrėjau, ten Vangos buvo pranašystės, kad 30 metais bus nauja visuomenė, o 2050 metais, kad visi žmonės skraidys. Va čia tai paradoksas, man įdomu.
kokiais jie čia būdais kreipėsi. Tai ačiū. Čia skiriate Ne. klausimą. Jo, ir klausimas apie pedofiliją ir seksą kaip komunizmą. O čia tik papildymas. Skraidimą. Čia Apie vienam asmeniui. 50 metų į priekį kartu. На первый вопрос нет, на второй вопрос да, на третий вопрос не будет. Какой? А, третий, первый, какой первый? Забыл. Сам забыл. О сексуальных извращениях, конечно же, этого не будет, это не должно быть. Seksualinių iškreipimų nėra ir jų neturi būti. Нормальная сексуальная деятельность должна быть, но она также должна быть грамотно рассмотрена. Normalus seksualinis gyvenimas turi būti, bet jis irgi turi būti raštingai suprastas. Но когда летать научитесь, это только тогда, когда вы все правильно сделаете. Сексуально. Skraidyti išmoksti tada, kai viską išmoksi. Ar dar būtų taip jūs? Aš noriu paklausti gerbiamų Visarionų, ką jis žino, ką girdėjo apie Satya Sai Baba, guru Svamis Indijoje. Aš buvau prieš metus, jo vienuolynuose gyvenau mėnesį laiko ir liūdna, bet nusivyliau juo asmeniškai. Вопрос особенный. Klausimas ypatingas. Сложно отвечать, когда есть склонные верить в то, что он являет и что о нем говорят. И когда есть другие люди, которые не особо к этому относятся. Sunku atsakinėti tai, kai yra žmonės linkę tikėti į jį ir kai yra šalia žmonės, kuriems tai visai neįdomu. Это если бы мы один на один говорили, мне легче было бы раскрыть то, что я знаю об этом. Jeigu mes dviese pakalbėtume, man būtų lengviau to papasakoti, ką žinau. Он является собой то, что для той земли является традиционным. Jis reiškia tai, kas tom žemėms yra tradiciška. Он не человек. Jis ne žmogus. Души, которой вы обладаете, у него нет. Tokios sielos, kokią jūs turite, jame nėra. Он представляет другой источник очень высокоразвитой цивилизации. Jis yra kito šaltinio atstovas labai aukštai išsivysčiusios civilizacijos, который регулярно контролировал и курировал тот регион Земли. kuri reguliariai kontroliavo ir kuravo šį žemės lopinėlį, žemės planetą. И посредством определенных образов они сформировали религиозную идею тех земель. Ir su tam tikrų įvaizdžių pagalba jie suformavo ten religinį judėjimą. Это не имеет никакого отношения к тому, что давалось Новым Заветом. Tai nieko neturi bendro su naujuoju testamentu, su to, kas buvo duodama naujajame testamente. Оно между собой имеет очень большую разницу. Tai yra, tarp jų yra didelis skirtumas. Поэтому это как раз и разочаровало. Tai turbūt ir nuvylė. Но он делает то, что призван делать. Tačiau jis daro tai, kam yra pašauktas. Он использует законы, которыми человек пока не владеет. Jis naudoja tokiais dėsniais, kokiais žmogus dar nepažįsta. Материализовать разные предметы – это не чудо. Įkūnyti įvairius daiktus tai nestebuklas. Это обычные простые законы, но которыми пока не владеет человек. Tai paprasti gamtos dėsniais, kuriais kol kas žmogus nesinaudoja, nesupranta. Но он тоже делает по-своему хорошее дело. Jis irgi daro savaip gerą darbą. Он тоже пробует призвать людей к любви, к дружбе, к всему хорошему, о чем многие говорят. Jis irgi bando pašaukti žmonės prie meilės, prie doros, gėrio, ką daugelis ir šneka. Но он невольно будет привязан к древней традиции. Tačiau jis nenorom bus pririštas prie senos tradicijos. А раскрыть все то, что он дает, с учетом современного сознания, ему будет трудно. Santykė to, ką jisai duoda ir su šiuolaikiniu pasauliu, jam bus sunku visą tai atskleisti. Тем более, что большая численность народов той земли не готова к другому уровню познаний. Tuo labiau, kad
daugybė tų tautų ten gyvenančių nepasiruošusios kitam sąmonės lygiui. И то, что он говорит о Кришне, это все действительно с ним связано. Ir tai, kai jis šneka apie Krišną, tai iš tikrųjų su juo susiję. Можно просто сказать, тот, кто раньше приходил в качестве Кришны, это он действительно. Galima ne taip paprastai pasakyti, tai, kas anksčiau atėjo Krišnos pavilų, tai yra iš tikrųjų jis. Но это другая истина. Tačiau tai kita tiesa. Это явлены законы прежде мира материи. Tai yra materialaus pasaulio dėsniai, ne sielos vystymosi dėsniai. Оно частично попадает хорошо, Jinai iš dalies sutampa gerai, но недостаточно. tačiau nepakankamai. Dėkui, gal papildyti, nežinau, čia apie krikščionizmą. Nežinau, manęs būtų klausę. Būtų įdomu išgirsti šiaip nuomonę, komentarų, kad Krišna buvo kalbėta, jūs atstovėt kaip Krišnos sąmonės. Mūsų dvasinis lyderis yra Prabhupada. Jisai asmeniškai rašė laišką, sakė jisai babai, ir klausė jo klausimų, kodėl jisai laiko save Dievu ir vadina kitus žmonės tokiais. Į tai jisai negavo atsakymą. Toks mano komentaras. Aš nesu kompetentingas kalbėti apie žmogų, kurio nepažįstu, nes tai gaunasi paprasčiausiai apkalbos bus tada. Na ir paskutinis klausimas iš auditorijos. Aš norėjau paklausti, koks yra santykis su valstybė ir finansinė pusė tos bendruomenės. Kurios bendruomenės? Čia 3 bendruomenės. Ne, Visariono. Первые годы, когда формировалась община, Pirmais metais, kuomet formavosi bendruomenė, оно неизбежно вызвало настороженность как у местного населения, так и у власти. jinai neišvengiamai buvo atsargiai priimama tiek vietinių gyventojų, tiek valdžios. Потому что представители власти обратили внимание, когда формируется нечто очень большое, активное, которое выходит из-под контроля Nes их valdžios власти. atstovai atkreipė dėmesį tai, kai kuomet formuojasi kažkas naujo, didelio, aktyvaus ir išeinančio iš jų kontrolės, И было пристальное внимание. buvo labai atidus dėmesys. Но плоды показывают качество дерева. Tačiau vaisiai rodo medžio kokybę. Теперь представители власти, как правило, доброжелательно относятся к происходящему и в состоянии трезво оценивать, что там происходит. Dabar valdžios atstovai kaip taisyklė geranoriškai atsižvelgia į bendruomenę ir sugeba blaiviai vertinti tai, kas ten vyksta. Аналитический отдел Красноярского края отметил, что Krasnojarsko krašto analitinis skyrius pastebėjo, что при том, как развивается тенденция к развитию в обществе происходит, kad lyginant visuomenės vystymus, в скором времени в Красноярске может остаться только одна община, русская. Krasnojarsko krašte gali likti tik viena bendruomenė, Остальные могут быть китайцы. rusiška, visi kiti gali būti kiniečiai. Тем более, что если провести широкий анализ по всей России, Tuo labiau, jeigu išanalizuoti visą Rusiją, padėti visoje Rusijoje, сельская местность, где расселились верующие, являются единственными населенными пунктами, развивающимися в России. kaimo vietovės, kurios yra apgyvendytos tikinčiaisiais, yra vienintelės besivystančios kaimiškos vietovės Rusijoje. И против этого как-то выражать критику будет очень неумно. Ir tai kritikuoti tiesiog būtų neprotinga. А финансовая деятельность, она непростая. O finansinė veikla, ji nepaprasta. В основном люди приезжают малоимущие. Paprastai žmonės atvažiuoja mažai pasiturintis. Это интеллигенция, но они, как правило, интеллигент. не богатые. Jie kaip taisyklė neturtingi. И уже там на месте они сами решают, как этим распорядиться. Ir ten vietoje patys sprendžia, kaip tai paskirstyti, Кто-то naudotis. делится своими возможностями построить не только свой дом, помогает построить еще кому-то. Kažkas dalinasi galimybę
pastatydamas savo namą dar padeda kitam pastatyti. Где-то свои средства они объединяют в каких-то церковных строениях, когда строятся храмы. Kažkur jie savo lėšas suvienyje, kad pastatyti šventovės. Но они уже сами решают вместе, исходя из того, что они имеют. Tai jie kartu sprendžia, atsižvelgdami tai, ką jie turi. Какой-то общинной церкви, как многие журналисты пытаются выискать, ее не существует. Tokios kaip visos bendruomenės kasos, kaip žurnalistai bando pasakyti, neegzistuoja. То есть кассы ее нету. Где все пытаются усмотреть гигантские суммы. Nėra tos kasos, kur visi stengiasi pamatyti milžiniškas sumas. Возможности небольшие. Galimybės nedidelės. Но даже исходя из этого, построено уже очень много. Bet netgi nepaisant to, pastatyta jau nemažai. Daug. Приход средств в общину за счет того, что мы становимся мастерами своих рук, рубим сами дома, куем дамасскую сталь, делаем посуду, бандарные изделия, мебель. И теперь уже единичные такие изделия, сделанные не пьющими, не курящими людьми, в молитвенном спокойном состоянии, они являются в близлежащих крупных городах Сибири огромным достоянием. У наших мастеров очень много заказов на все, что мы умеем делать своими руками. А на территориях, тех территориях, и молодежь, и взрослые люди, кроме как посредническим бизнесом, продавая китайские изделия из рук в руки, больше никем не занимается. Поэтому это жемчужина, которая сохраняет народные промыслы, находит последних дедушек, которые умеют что-то делать, передают свое мастерство тем людям, которые там живут. Оказалось, что нет связи между мастерами пожилого поколения и молодежью. Никто из вновь растущих не просит их научить ничего делать руками. Все занимаются только бизнесом. И не бизнесом производственным, а бизнесом взял в одном месте, продал в другое. Поэтому сейчас выросло целое поколение ребят у нас, которые там растут, 18-летних, которые умеют рубить дома, делают это быстро. И в городах крупных такой молодежи нет, которые умеют делать гончарные изделия, взяв глину, обжиг, все провести. Это уникальный случай, и пользуются такие бригады колоссальным спросом. Все хотят заказать бригады из общины, чтобы они построили большой рубленый кедровый дом кому-нибудь. Потому что никто в близлежащих крупных городах ничего руками своими делать не умеет. Это умение уходит. Поэтому мы вот видим, что это очень важно. Потому что прекрасно понимаем, что если в городе выключится рубильник электричества, то никто ничего не умеет делать своими руками. Никто не знает, как даже редиску сажать. А мы не только знаем, как его сажать, мы воспроизводим семена. Представляете, что это такое? Мы не покупаем их в киосках. Если не будет киосков, семена будут у нас. Приезжайте, очень хорошие, генетически немодифицированные, замечательные. Мы знаем, как это делать. И такое производство семян и производство изделий, необходимых друг другу, мы уже освоили. Оказалась такая маленькая вещь, она является уже уникальной в обществе. Электричество, есть технологии? Да, есть, конечно, это важный момент. Энергетика. Вот там, где я живу, в тайгу, мы живем в 30 населенных пунктах района Юга Красноярского края. Некоторые населенные пункты мы строим в тайге своими руками. Там не было цивилизации. Там энергетика своя. Это очень важно. Сейчас кризис, который был на Саяно-Шушенской ГЭС, вы слышали об этом, авария. На наших поселениях, которые в тайге находятся, не сказались никак, потому что энергетика у нас своя, начиная от ветрогенераторов, кончая солнечных батарей. Сейчас еще на горные потоки, узконаправленные, мы своими руками ставим генераторы, турбины, которые дают небольшие объемы электричества. Но это очень важно. Сейчас уже вот эта первая ласточка говорит о том, что зимой на юге Красноярского края будет огромный недостаток электричества. То есть многие деревни, жилые дома, города и производства останутся без электроэнергии. Там, где мы живем, мы такой проблемы не имеем, потому что энергетику выстраиваем свою. Это очень важный момент. Очень. Поэтому, знаете, место, где есть своя энергетика. Не слова о том, что где-то есть источники энергии, которые можно заменить, поставить, а мы живем с этим. Это реальный факт. Ir baigiam muzikėlę ir dėkui visiems svečiams už įdomią diskusiją.
apie alternatyvių visuomenės projektų, idėjas, realizaciją. Dėkuoja Visarionui, dėkuoja. Padėka. Spasiba. Vadimui. Spasiba. Rolandui. Laimiui. Valdui. Iki.